Šitas vaizdo įrašas bus iš asmeninės mano statybų aikštelės patirties. Tai turėjom tokią ganėtinai kuriozinę situaciją. Gavosi taip, kad pasikvietė žmogus mus pas save įvertinti objektą, atvažiavom mes į tą objektą, tenais sutikom su žmogum, pašnekėjom, aptarėm visokius niuansus, sakom, pradėsim rytoj tada dirbti. Tai viskas kaip ir gavosi gerai, jis patenkintas, nes ilgai laukti nereikėjo. Tai gerai, atėjo sekantį dieną, mes atvažiavom jau su įrankiais, pradedam, kaip pasakius, jau po ilgo aiškinimuose, visokių niuansų, kaip kas turėtų dėtis ir panašiai, apsidirbinėti ir ką reikėtų padaryti. Sako žmogus, kadangi dabar šiek tiek palaukiam, galim tada pradėti nuo mažesnės patalpos, kas aišku ganėtinai įdomu, viskas gerai, sakom, tai gerai, jeigu viskas gerai, tai gerai, mes pradedam nuo mažos patalpos, ten reikėjo lyginti sienas. Ta mes ir pasidarėm, tai pradėjom lyginti sienas savo ir atsitiko netikėtas atvejis, kada per tą pačią dieną tas pats žmogus atėjo su dar vienu žmogum, kaip iš pažiūros, kadangi ten patalpos buvo viena prie kitos, mes nugirdom pokalbį, kad gavosi jau jie aptarinėjo su to žmogum, kaip mūsų vonę įrenginės, bent jau jam tai pasakojo. Tai mes taip pagalvojom, kažkaip jau čia kažkas įtartino jau kvepia, nes iš pradžios pažiūros namas ganėtinai tvarkingai, prabangiai įrengtas, viskas atrodo tenais gerai, ganėtinai kokybiškai, tik tai tiek, kad vienas niuansas užkliuvo, kad jau žmogus vedasi dar papildomą mums pažadėtą vonę, vedasi kažkokį kitą, aptarinėja su tuo niuansus ir panašiai. Tai mes, atrodo, kadangi jo to žmogaus ir neradom, jeigu atsimenu gerai, paėmėm, tiesiog susikruojam daiktus, pabaigėm savo darbą ir sakom, paskambinę tam jau žmogui, sakom, žiūrėk, dabar sakom, tokia situacija yra, mes pasišnekėjom su aišku jau tuo pagrindiniu žmogum, kuris jau ateitų tas plyteles dėt, sako, taip, čia sako, man, sako, vonę reikėtų išklijuoti, tai mes pasišnekėjom tarpusavį, sakom, dabar žiūrėk, užsakovui, sakom, kas čia dabar yra situacija, mūsų vonė pažadėta, tu pažadėjai kažkam kitam ir čia jau tariesi su kažkuo kitu ir kažkas jau čia mums yra kvepia negerai, tai mes tada norim nutraukti tada visus darbus su tavim, nes kažkas jau čia yra negerai. Jisai visaip tenais bandė pasiteisinti, sako, čia aš sutariau su to žmogum jau iš senai, jam buvau pažadėjęs, bet sakau, tai palauk, nes mes jau esam šitą aptarę jau prieš tai, tai kaip dabar bus. Tai kadangi jau buvom aptarę tą vonę, kaip mes įrenginėsim, paskaičiavom kainą pagal tą vonę, jisai mums nieko nesakė, gavosi toks nesusikalbėjimas, nežinau, ar čia taip dažnai pasitaiko, bet jau mes, kadangi tokius iš patirties žinom, kad jeigu atsitinka tokie atvejai ir niuansai, tai jau geriausiai pasakyti tada žmogui ne, dėkui, mes išvažiuojam, nes tikrai su tavim nedirbsim, nes jau kažkas yra negerai. Jeigu tu nesusitariai, nepasakei, neinformavai mūsų, mes būtumėm tada jau paskaičiavę visai kitokią kainą, nes, kaip pasakius, ateini daryti to darbo, normalus darbas, aišku, sutinku, tenais yra visokių patalpų, jos yra mažos, mažai kas nori apsimti, mes sutikom, viskas gerai, sakom, tvarkingai, mes padarysim, viskas gerai. Kaina tiko, vis patiko, susitarėm jau pradedam darbus ir jau tada sakom, taip nesidaro, iš tikrųjų, kad tu atsivedi žmogų, tai jisai sako, kadangi teisinosi, kad su juo jau buvo senai sutarta, tai nepasiteisino vien dėl tos priežasties, dėl ko tada mums ten rodė į tą vonę, mes jau paskaičiavom kainą pagal tai ir kaip čia dabar bus. Tai pasirodo taip, mes su to žmogum, kadangi su kuriuo, kuris jau atėjo, jau aiškinosi ten, kaip tos darbus jau įvykdyti, įgyveninti, tai mes su juo buvom jau susišnekėję. Tai pasirodo, kad jisai vos neatsirado tą pačią dieną kaip ir mes. Tai praktiškai gavosi tikrai ne iš senai buvo sutartas su juo. Aišku, dar dabar kontaktus turiu šito žmogaus, tai gavosi taip, kad didelis nesusikalbėjimas. Jau kažkokią kvepia apgavystę, pinigų nemokėjimo ar panašiai, arba tiesiog su darbais. Yra sudėtinga, nes į mažą objektą arba mažą ten, tarkim, koridoriuką, vonytę arba ten ne vonytę, tualetuką, nelabai kas nori pradėti daryti, arba jau ten kvepia greitai, tai žmogus nepateisino tos priežasties, kad jis ar nori to ar ano, bet dažniausiai tai būna labai apgavikiškai. Tai geriausia tokių variantų yra išvengti. Tai ką mes ir padarėm,
Tiesiog paėmėm, sakom, nepyk, mes darbus padarom, ką jau buvom padarę tą dieną, pabaigiam vieną etapą ir mes po to etapo viskas jau daugiau nusprendžiam, tau paliekam tos pinigus iš mūsų pusės, bet sakau, taip nesidaro, taip sąžiningai, jeigu sutarėm, tai sutarėm sumą arba bent jau informuojimus, o ne taip, kad jau tenais darai už mūsų akių ir jau ten, žodžiu, plotai mažėja ir panašiai ir nieko nepersitarėm. Tai taip būna pasitaiko.